praeitą savaitgalį sumulčiavom, tai yra nukirpėm aviečių stiebus. Išbandėm kelias technikas. Čia mulčiavom su mulčeriu, kol nesugedo mūsų technika. O kitoje pusėje naudojam trimerį. Tai jeigu dabar būtų klausimas, ką rinkčiausi ir kas yra geriau, trimeris ar mulčeris, tai sakyčiau trimeris, nes mulčeris susmulkina, sunku surinkti paskui. Su trimeriu yra lengviau surinkti, nes jie sugula taip gražiau. Tai vargas iš tikrųjų, nežinau, sumulčiavus, tai turbūt palieka kiti ir nesuka galvos. Aš noriu pedantiškai viską padaryti ir surankiot juos ir išvežti iš lauko. Ir jūs man paaiškinkit, mulčiuota šiaudais, bet žolė auga dar geriau negu turbūt be šiaudų būtų. Aš nesuprantu, tai ką mums daryti? Tai dabar čia net ir su žoliapjove nepravažiuos, nes šiaudai susimals. Ką su ta žolė daryti? Vėl ant viršaus šiaudų dėti. Na ir mūsų braškytės. Čia yra rudenį sodinta iš mūsų pačių atžalų. Lyg tai žaliuoja viskas čia gerai. Kažkas, aišku, bus neprigyja, nors turbūt neprigės tas. Čia žaliuoja. Čia tai žaliuoja. Nu jo, bus neprigyjusiu. Bet nėra ko norėti. Sodinau labai jau vėlai. Rugsėjį aš gal sodinau, rugpjūtį. Ne, rugsėjį sodinau jo. Dabar tas kovo 2, tai nėra ko norėti iš jų. Bet žolė tarp ant šiaudų tai šakės. Galima skint, triušių įvežti lauktuvių. Prašom. Kovo 2. Galima eiti ravėti. Drąsiai. Matot, kaip iškilo ir šaknis paviršiuje. Aš pernai sodinant neturėjau tinkamų įrankių. Ir žemė buvo matyti išdirbta ne iki galo. Tai yra ne taip giliai, kaip turėjo būti išdirbta, sodinant braškes. Ir tiesiog šaknis nelindo man ten taip giliai. Aš paskui bandžiau grūsti, bet, žodžiu, po žiemos matyt dar labiau iškilo. Gerai, kad nenušalo, matau. Va čia jau kitas vagas sodint. Nusipirkom tam tikrą įrankį ir giliau galėjom įgrūsti. Tai jau čia neiškilė ir viskas gerai. Kiekvieną pavasarį atvarom vis anksčiau. Ir darbai prasideda vis anksčiau. Taip keista iš tikrųjų. Pernai berods tai buvo kovo 19, kai fotografavau pirmuosius aviečių daigelius. Šiemet vasario 19 kėliau pirmąjį daigelį, bet jis buvo Vilniuje. O dabar kovo 2, štai gražuoliai kokie jau. Čia ir čia gražiai dygsta. Aišku, tikėtina, kad jie nušals. Jeigu planuojate auginti avietes, pirmiausia, turite apsispręsti, kokiu būdu kovosite su piktžolėm. Nes praleistas koks mėnesis
nėra vietos ir aviečių augimo vietoje pasidaro pieva. Po to sukovoti su tuo yra labai sunku. Tai mes 3 sezonus avietes ravėdavom rankomis, kas iš tikrųjų atima labai daug laiko, fizinių pastangų. Na ir kantrybės daug reikia. Pernai, nepamenu dabar kas, bet kažkurio vietininkų grupėje gavom patarimą. Tiksliau pasidalino patirtimi viena aviečių augintoja, jog jie pavasarį sufrezuoja aviečių pakraščius. Tai būtent tai bandom ir mes dabar daryti. Žiūrėsim, kas gausis. Atsivežėm agro plėvelę, planavom dengti braškes, bet kadangi orai tokie labai įdomus, šiandien 20, rytoj 23 šilumos, tai galvojom gal dar nedengt kol kas, nes ką žinau, paskui jom per karštą čia bus. Dar reikia aišku nukarpyti, jau nedaug kas liko čia, nukarpyti senus lapus ir ūsus, arba nuimti juos tiksliau. Tai liko dar viena vaga, bet jau labai gražiai auga naujos, tai yra jaunas, jaunieji lapeliai. Daug yra pridygę iš tikrųjų ant žemės. Ir tiesa dar persigalvom ir šiaudais visgi nedengsim tarpuvagių, nes tarp tų šiaudų auga žolė irgi labai ir paskui dar sudėtingiau turbūt bus prižiūrėti. Tai bandysim toliau šienauti.